tos patirtis tikrai, manau, visas praturtino ir augino. Kažkas labai jautraus ir labai magiško. Išgirsti, pasidalinimus, pabūti kartu. Visapusiškas augimas. Jautiesi toks stipresnis, tvirčiau stovintis ant žemės. Atradau save iš labai daug skirtingų pusių. Atradau daug sąmoningumo ir palaikymo, draugų. Atradau apskritai tą kelionę savo nėštumo ir kelionę į motinystę. Nes visą gyvenimą man buvo sunku save įsivaizduoti tiek nėščią, tiek mamą, nors to labai norėjau ir aš kitaip jaučiu nežinočiau, nei kaip tame būti, nei kaip tas laukimo periodas, nei kaip jį priimti, nei kaip jį suprasti. Ir per tą visą seminaro ciklą aš tai ir atradau, kaip priimti savo tą nėštumą, kaip su juo išbūti, kaip juo mėgautis, ką jis man reiškia, ką man reiškia va, tas naujas gyvenimo etapas, kuris manęs laukia ir svarbiausia tas palaikymas, kad aš nebuvau viena visame tame. Svarbu buvo moterų ratas, kurios labai panašiam laikotarpį dabar yra kaip ir aš. Tai turbūt išgirsti, pasidalinimus, pabūti kartu. Svarbu buvo ir temos, kurios būdavo kaip paskaitos ar kažkokios temos pokalbiams. Ir nežinau, ką išsinešu. Kažkokį gal palengvėjimą. Gal taip. Atradau tą senąjį lietuvišką kaimą didmiestyje, kas buvo labai smagu, jautru. Ir atradau draugų, naujų draugių, kas irgi labai netaip paprasta sutikti naujų draugų, kažkaip vaikystėje paprašiau, atrodo, sekasi. Atradau tai bendruomenę, turbūt ir tai svarbiausia. Atėjau motyvuota iš tiesų temų, galvoju, čia visai įdomių temų, norėtųsi ateiti, besilaukiant antro vaiko, galvoju, bus labai įdomu ta informacija, bet jau po kelių susitikimų supratau, kad ten didžiausia vertė yra tie pasidalinimai mamų, ta bendrystė ir tas sukurta erdvė jaustis saugiai, pasidalinti savo patirtimis. Ir va, tos patirtis tikrai, manau, visas praturtino ir augino, tikrai auginantis pokalbiai. Labai svarbi tokia iniciatyva, tokia papildanti, pastiprinanti ir iš žinių pusės, ir iš emocijų. Tikrai labai reikia to palaikymo. Ir tikrai palaikymą čia radau ir gal kažkam kitam buvome palaikymas, taip, būsimom mamom. Tai va, tikrai labai džiaugiuosi, nes jautiesi toks stipresnis, tvirčiau stovintis ant žemės, kai informaciją gali čia ir dabar išgirsti iš kitų mamų. Arba būti ta mama irgi labai svarbu.